Džiaugiamės, kad dalyvaujate ES finansuojamame Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Pagrindinis projekto partneris ir lyderis yra Turkiją atstovaujantis Pamukkale's universitetas. Kiti projekto partneriai iš Turkijos atstovauja Hatay Mustafa Kemal universitetą, Başkento universitetą, Süleyman Demirel universitetą bei Budur Mehmet Akif Eroi universitetą. Rumunija atstovauja Krajovos universitetas ir Lietuvą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat projekte intensyviai dalyvauja Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Noriu Jums pristatyti 5. modulį reinervuotų raumenų elektrostimuliacija ir 5.4 submodulį vėlesnės stadijos. Šį submodulį parengė Betul Soleimes, Fatma Nur Aytin, kurios atstovauja Budur Mehmet Akif universitetą, bei Nilüfer Setisli Korkmaz, kuri atstovauja Pamukkale's universitetą. Submodulį vertė ir įgarsino Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė, kuri atstovauja Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedrą. Netrukus po periferinių nervų pažeidos nervų įnervuojamuose skeleto raumenyse pradeda vykti eilė kompleksinių reiškinių, lemiančių ženklius, trumpalaikius, iš esmės anatominius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius. Po pažeidimo dažniausiai prarandamas motorinis valdymas, jutimai, vazomotorinis valdymas. Anksčiau atlikto tyrimo metu įrodyta, kad įvykus periferinio nervo pažeidai per 2 mėnesius skeleto raumenų skerspjūvio plotas sumažėja apie 70%. Lėtą regeneracijos spartą lemia tai, kad proksimalioji nervo galūnėlė dažnai būna pažeista. Be to, netikslinė reinervacija sumažina atsikūrimo tikimybę. Pažeidimų sukelti motoriniai ir sensoriniai sutrikimai gerokai apsunkina pacientų kasdienę būtį, socialinį gyvenimą ir funkcinį nepriklausomumą. Neilgai trukus po periferinio nervo pažeidos, distalinėje nervo bigėje pasireiškia valero degeneracija, kas reiškia, kad aksonai denaturavosi ir susiskaldė. Taigi vienas iš gydymo procedūrų tikslų yra sukurti mikroterpę, kurioje aksonai galėtų augti ir reinervuoti. Nerviniam ryšiui atkurti po daugelio periferinio nervų pažeidimo atvejų būna reikalinga chirurginė intervencija. Šiuo metu chirurginis periferinio nervo gydymas yra vientisa korekcija, kurios metu yra atliekama mikrooperacija, epineuromo susiuvimas be tempimo ir autologinis nervo persodinimas. Su laiku periferinių nervų chirurgijos srityje bus daug pasistumėta į priekį, bet nepaisant pažangos šioje srityje, nervų funkcija nėra pakankamai sugrąžinama. Trečdaliui pacientų būklė nepagerėja arba pagerėja minimaliai, net ir deramai atlikus operaciją. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad chirurginis gydymas negarantuoja motorinės funkcijos atstatymo, o tai gali lemti neuronų atrofiją ir neleisti aksonams greičiau regeneruotis. Sėkmingai skeleto raumenų reinervacijai aksonai turi toliau ilgėti, turi vykti sinapatogenezė ir turi būti raumens susitraukimas. Svarbiais reinervacijai reikalingais veiksniais galima laikyti denervacijos intervalą, atstumą nuo aksonų iki raumeninių skaidulų, atsikuriančių aksonų skaičius palyginti su originaliu jų skaičiumi ir aksonų specifiškumas. Gydymas būna nesėkmingas dėl to, kad atsikuriantys aksonai nukrypsta ne į tą vietą. Aksono regeneracija į ne tas distalinio nervo atšakas gali neigiamai paveikti motorinės funkcijos atsistatymą po periferinių nervų susiuvimo operacijos. Pavyzdžiui, atsikūrę motorinių nervų aksonai gali pakliūti į švano ląstelių vamzdelius, dėl ko susikūrė sensorinių nervų atšakos ir keliauja link sensorinių organų. Lygiai taip pat ir sensorinių nervų aksonai gali nukeliauti iki motorinių nervų galinių plokštelių.
Šie aksonai ne tik nesudaro veikiančių jungčių, bet ir tuo pačiu metu neduoda tų jungčių sudaryti tinkamiems aksonams, nes užima jų vietą. Nuolat tiriama, kokį potencialą turi nechirurginis gydymas, atstatant nervinę funkciją po periferinių nervų pažeidimo. Kineziterapija ir reabilitacija yra būtinas etapas, jei pacientas nori pagyti. Tačiau dauguma operuotų pacientų negauna sisteminės kineziterapijos ir reabilitacijos gydymo programos. Dėl tokios padėties pacientai visam gyvenimui pasmerkiami gyventi su sensorinės ir motorinės funkcijos sutrikimais ir lėtiniu neuropatiniu skausmu. Taigi, elektrostimuliacijos reabilitacinė technika pastaruoju metu pasirodė kaip puiki periferinio nervų gydymo pažeidimo galimybė. Elektrostimuliacija yra dar viena svarbi nefarmakologinė intervencija gydymo procese. Palyginti su chirurginiu gydymu ir kitais neinvaziniais metodais, elektrostimuliacija laikoma saugia ir veiksminga gydymo priemonė, kuri tinka daugumai pacientų. Elektrostimuliacija ne tik gydo periferinių nervų pažeidimus, bet ir apima tyrimus, nustatančius pažeidimo sukeltus pakitimus. Nustatyta, kad naudojant impulsinę elektrostimuliaciją pažeistų motorinių raumeninių skaidulų pakitimams ir greičio atsistatymui registruoti, galima išsamiai suprasti in vivo įrodymus apie depolarizuotą ramybės potencialą po periferinio nervo pažeidimo. Elektrostimuliacijos taikymo praktika. Galima naudoti po gydymo taikytinas priemonės, tokias kaip tiesiogiai ir netiesiogiai aktyvinant arba slopinant raumenį, veikiant skeleto raumenų aktyvumą ir funkciją, bei malšinant skausmą. Po periferinio nervo pažeidos taikoma elektrostimuliacija galima suskirstyti į 5 taikymo sritis. Pirmoji – skeleto raumenų elektrostimuliacija. Ši technika skatina skeleto raumenų atsikūrimą ir atlieka skeleto raumenų atrofijos profilaktiką. Antroji – nugaros smegenų stimuliacija. Ji padeda slopinti apoptozę ir sinapsių nykimą. Trečioji – periodinė nervų stimuliacija arba dar trumpiau vadinama TENS. Ji mažina židininių uždegimo mediatorių kiekį ir didina skausmo slenkstį. Ketvirtoji – užpakalinės šaknelės stimuliacija. Užslopina užpakalinių šaknelių ganglijų sužadinamumą. Ir penktoji – periferinių nervų stimuliacija. Skatina aksono atsikūrimą ir kryptingą aksono augimą. Aktyvuotosios švano ląstelės išskiria glutamatą ir egzosomas, kad padidintų regeneracijos gebą ir prislopintų apoptozę. Denervuotų raumenų stimuliacijai tikslingiau taikyti pertraukiamąją srovę, o inervuotiems raumenims tikslingiau taikyti pertraukiamąją arba pliūpsninę kintamąją srovę. Taikomos srovės gali pasižymėti vienfazėmis arba dvifazėmis savybėmis. Denervuotiems raumenims taikoma 10 milisekundžių ir ilgesnė srovė, o inervuotiems raumenims įprastai taikoma nuo 100 iki 200 mikrosekundžių srovė. Denervuotose raumenyse lėtas fastikuliacijas sukelia 2–4 Hz dažnio srovė, o inervuotose raumenyse greitoms fastikuliacijoms sukelti naudojama 20–40 Hz dažnio srovė. Taikomas 35 ir 75 Hz dažnis kiekvieno periodo metu sukelia apie 10–15 maksimalių ar submaksimalių raumeninių skaidulų susitraukimų. Kineziterapeutai dažniausiai taiko paviršinius elektrodus. Stimuliuojant denervuotus raumenis, elektrodai dedami ant labiausiai kyšančios raumenų vietos, o inervuoti raumenis stimuliuojami uždėjus elektrodus ant motorinio raumens taško arba palei periferinį nervą. Denervuotų raumenų stimuliacija siekiama minimalizuoti denervacijos sukeliamą atrofiją, o stimuliuojant inervuotus raumenis siekiama sustiprinti arba permokyti raumenis. Elektrostimuliacija po reinervacijos.
Dėl elektrostimuliacijos taikymo laikotarpio nervams regeneruojantis esama prieštaravimų. Prastą gijimą lemia nepagydoma nervų degeneracija. Panašu, kad ankstyvojoje stadijoje taikoma elektrostimuliacija padeda nervams atsikurti geriau. Palyginimui, dauguma žmonių patiriamų nervinių pažeidimų pagydomi praėjus kelioms dienoms ar savaitėms. Elektrostimuliacija taip pat skatina nervų atsikūrimą po uždelstos nervų korekcijos. Esama reikšmingų mokslinių įrodymų, kad pooperacinė elektrostimuliacija gali paskatinti nervų atsikūrimą po lėtinio periferinio nervų pažeidimo, kuris laikomas nepagydomu. Taip pat įrodyta, kad elektrostimuliacija spartina nervo atsikūrimą po sužeidimų, kurie taip staigiai nėra koreguojami ir jiems reikalingi alternatyvūs korekcijos būdai. Skatinant pažeistų nervų atsikūrimo spartą, elektrostimuliacija gali spartinti aksono augimą, susilpninti pažeistą regeneracinę terpę ir gerinti sensorinių ir motorinių nervų atsikūrimą. Neuroraumeninis plastiškumas yra itin svarbus, norint pakeisti raumenų savybes po nervų regeneracijos ir raumenų reinervacijos. Raumenis įnervuojantiems motoriniams neuronams pritaikyta elektrostimuliacija gali pakeisti raumeninių skaidulų savybes. Nustatyta, kad po periferinio nervo pažeidos būdingos nervų ir raumenų savybės atsistato štai tokia tvarka. Nuo mažų ir lėtų motorinių vienetų iki stambių ir greitų motorinių vienetų. Nekryptingai atsikuriantys nervai gali reinervuoti kelis skirtingus raumenis ir neigiamai paveikti normalią reinervuotų raumenų funkciją. Norint mažinti neuropatinį skausmą, yra rekomenduojama taikyti nugaros smegenų stimuliacija ir užpakailinės šaknelės stimuliacija, taip pat periferinių nervų stimuliacija arba periferinių nervų lauko stimuliacija. Taip pat yra rekomenduojama taikyti periodinį nervo elektrostimuliaciją, dar vadinama TENS, arba interferencinės sroves. Norint skatinti neuroraumeninį aktyvumą reabilitacijos procese, yra rekomenduojama nervų ir raumenų elektrostimuliacija, funkcinė elektrostimuliacija ir aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija. Neuroraumeninė elektrostimuliacija. Ji paprastai naudojama neuroraumeninėje reabilitacijoje po nervų sužeidimų, raumenų kontraktūrų profilaktikai. Taip pat prikaustimo prie lovos ir nejudumo metu, kuomet norime išlaikyti judesių amplitudę ar ją padidinti. Raumenų tonusui mažinti, raumenų susitraukimams lengvinti, ši elektrostimuliacijos technika taip pat yra naudinga. Norint mažinti priklausomybę nuo ortopedinės pagalbos pacientams, ji yra tinkama. Ir pagrindinis elektrostimuliacijos tikslas yra permokyti raumenis jų funkcijos. Kineziterapeutų praktikoje naudojami neuroraumeninės elektrostimuliacijos tipai apima elektrostimuliacijos taikymą raumenims ir nervams su tikslu sutraukti raumenis, depolarizuojant motorinius nervus. Neuroraumeninė elektrostimuliacija įprastai sukelia raumenų susitraukimus, kai ji yra įvedama 20–50 Hz dažniu. Ir šio dažnio srovė kineziterapijoje ir reabilitacijoje plačiai yra naudojama su tikslu atkurti skeleto raumenų masę ir funkciją periferinių nervų pažeidimus turintiems pacientams. Didėjant stimuliacijos dažniui, didėja ir raumenų susitraukimo jėga iki pasiekiamas sklandus tetaninis raumens susitraukimas. Pertraukiamoji stimuliacija yra įprasta stimuliacija, kuria siekiame palaikyti jėgos vystymąsi ir kartu užtikrinti paciento komfortą. Terapijos darbo ciklas nustato faktinį neuroraumeninės elektrostimuliacijos programos stimuliavimo ir poilsio laiką ir paprastai išreiškiamas santykiu 1:2. Tai reiškia 10 sekundžių stimulas, 20 sekundžių pauzė arba išreiškiama procentais, pavyzdžiui, 70.
Įprastose klinikinėse procedūrose standartiškai naudojama 1:3 darbo santykio ciklas, tačiau šį santykį galima keisti atsižvelgiant į paciento poreikius ir gydymo tikslus. Atlikus tyrimą, kurio metu buvo lyginami keli skirtingi dažniai ir stimuliavimo modeliai, buvo nustatyta, kad žemesni nei 16 Hz dažniai nesukėlė pakankamai stipraus susitraukimo, o keturgalvis šlaunies raumuo nepasiekė 40% savo jėgos. Tačiau pastebėta, kad išvargęs raumuo stimuliuojamas žemu 10-30 Hz dažniu gali išvystyti mažesnės jėgas ir tokia būklė tęsiasi 24 valandas ar ilgiau po atliktos elektrostimulacijos. Tačiau tokio paties poveikio nepastebėta stimuliuojant raumenį didesniu dažniu. Feglevant ir Kin įrodė, kad stimuliuojant plaštokos raumenis 50-80 Hz dažniu, po 20 sekundžių jėga staigiai sumažėja. Man su bendraautoriais atliktame tyrime, kurio metu priekinis blauzdos raumuo buvo stimuliuojamas 100 Hz dažniu, su šiuo dažniu pastebėtas didžiausias motorinio neurono aktyvumas. Ir šiame dažnyje stimuliuoto priekinio blauzdos raumens aktyvumas buvo didesnis nei tą patį raumenį stimuliuojant 10 ir 50 Hz dažnio stimuliaciją. Sureguliuoti impulso plotį yra taip pat svarbu, kaip ir sureguliuoti dažnį. Atlikus tyrimą, kuriame buvo lyginamas 50, 200, 500 ir 1000 mikrosekundžių impulso plotis, stimuliuojant 20 Hz dažnio srove plekšninį raumenį, nustatyta, kad platesnis impulsas sukėlė stipresnius pėdos lenkimo judesius ir papildomai pagerino bendrasias raumens susitraukimo savybes. Elektrodus galima išdėstyti monopoliariniu arba bipoliariniu būdais. Monopoliariniu būdu katodas dedamas ties tikslinio raumens motoriniu tašku, o bipoliariniu būdu elektrodai dedami ant labiausiai kyšančios raumens vietos, tai yra pilvelio, arba ant proksimalinio ir distalinio raumens galo. Kadangi raumenys inervuojančio periferinio nervo depolarizacija sutraukia sveikus ir inervuotus raumenis, elektrodų išdėstymas turi atitikti anatominę gydomųjų raumenų periferinio nervo vietą, tai yra raumenų motorinį tašką. Todėl neuroraumeninė elektrostimuliacija dažnai taikoma bipoliarinė elektrodų išdėstymo technika, kai elektrodai dedami tiesiai ant stimuliuojamo raumens. Elektrostimuliacijos metu yra labai svarbu teisingai atpažinti motorinio taško vienetą. Atpažinimas vykdomas tyriant raumens paviršių slankiojant po jį elektrodu su laikikliu. Esant tam tikrai elektriniai įverščiai, nustatomas odos regionas virš raumens, kurio motorinis slenkstis yra žemiausias. Tai yra jautriausias į elektrostimuliaciją reaguojanti odos sritis. Motorinio taško atpažinimo procedūra leidžia sumažinti įvedamos srovės dozę ir paciento patiriamą diskomfortą, nes tokiu atveju elektrodai uždedami geriausiu įmanomu būdu. Taip užtikrinama didžiausia neuroraumeninės elektrostimuliacijos sužadinamumo įtampa. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad tokias technikas kineziterapijoje ir reabilitacijoje naudoti tikslinga, nes manoma, kad tokia stimuliacija yra veiksmingiausia. Funkcinė elektrostimuliacija. Funkcinė elektrostimuliacija vertėtų rinktis, norint palengvinti ir padažninti tam tikrų užduočių atlikimą. Pavyzdžiui, skatinti pėdos tiesimo judesį čiurnos sąnaryje, esant priekinio blauzdos raumens paralyžiaus atveju, ar skatinti riešo tiesiamųjų raumenų aktyvumą. Yra 3 funkcinės elektrostimuliacijos taikymo metodai – implantinis, periodinis ir paviršinis. Dėl neinvazinio pobūdžio geriausia rinktis paviršinį metodą. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad kartu su fiziniais pratimais derinama funkcinė elektrostimuliacija
gali padidinti kortikospinalinį laidumą, neslopinant žievės ir dar labiau paskatinant centrinės nervų sistemos aferentiškumą. Elektrostimuliacija, derinama su fiziniais pratimais, gali labiau paskatinti periferinių aksonų regeneraciją, malšinti skausmą patiriamą po periferinės nervų pažeidos. Derinant įvairius parametrus, norint regeneruoti nervus, reikia atsižvelgti ir į tai, kad dėl pernelyg didelio raumenų nuovargio funkcinė elektrostimuliacija gali būti mažiau veiksminga. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija. Tai yra vienfazė impulsinė elektros srovė, pasižyminti tokiomis savybėmis. Jai yra būdingas nuo 1 iki 150 Hz dažnio rėžis, aukšta įtampa yra iki 500 V, sudaryta iš 2 viršutinių impulsų nuo 5 iki 200 mikrosekundės trukmės ir pačioje viršūnėje srovės amplitudė būna nuo 2 iki 2,5 amperų. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos metu elektrodas dedamas ant gydomosios srities. Šis elektrodas būna aktyvusis arba gydymo elektrodas. Kitas elektrodas dedamas nuošaliau gydymo vietos. Šis elektrodas būna orientacinis arba skleidžiantysis. Kadangi aukštos įtampos impulsinė galvaninė srove galima stimuliuoti skeleto raumenis, šią stimuliaciją galima naudoti ir raumenims permokyti. Aukštos įtampos galvaninė srovė pacientams kelia skausmą, nes ši stimuliacija veikia tik trumpais impulsais ir atitinkamai yra aukšto intensyvumo dirgiklis. Šiai dienai nėra pakankamai įrodymų, pagrįstančių aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės taikymą raumenų jėgos lavinime, nepaisant šios stimuliacijos gebėjimų stimuliuoti skeleto raumenis. Taip pat nėra atlikta tyrimų ir dėl raumenų jėgos lavinimo ar skausmo malšinimo periferinių nervų pažeidą patyrusiems pacientams. Šiuo metu mokslininkai labiau pasisako už kitokių bangų sroves, kurios yra daug tinkamesnės raumenų jėgai ir lavinti bei aktyvuoti nei aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė. Tad reikia atlikti daugiau tyrimų apie aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės taikymą periferinių nervų pažeidas patyrusiems pacientams. Išvados. Reinervuoti raumenys stimuliuojami elektra, daugiausiai siekiant malšinti skausmą ir lavinti nusilpusius raumenis ir bei gerinti jų funkciją. Kineziterapeutui raumenims po periferinės nervų pažeidos stiprinti dažniausiai renkasi 20–50 Hz dažnio neuroraumeninę elektrostimuliaciją. Nepaisant kelių tyrimų, pranešančių apie teigiamus elektrostimuliacijos taikymų ankstyvoje ir vėlesnėje reinervacijos stadijose rezultatus, dėl tinkamiausio elektrostimuliacijos taikymo laiko ir jos parametrų vis dar yra nesutariama. Nors elektrostimuliacija veiksmingai padeda patyrus periferinių nervų pažeidimus, ji turi ir šalutinį poveikį. Pavyzdžiui, gali užsilenkti pats aksonas ir jo ląstelinė struktūra. Taip pat gali pasireikšti edema. Be to, kad kai ir kuriuose tyrimuose pastebėta, kad ilgalaikė elektrostimuliacija mažina skeleto raumenų sužadinamumą ir lemia neuroraumeninės sinapsės anomalijas. Įnervuotų skeleto raumenų stimuliacija taip pat gali pakenkti išgyvenusiems išsiderinusiems nervams. Jeigu stimuliuojami nervai prie raumens jungiasi išsiderinusiai, elektrostimuliacija gali sutrikdyti reinervacijos eigą. Taip pat galima teigti, kad tikslinė reabilitacija arba kartu derinamos terapijos, pavyzdžiui, ribotai priverstinių judesių terapija, yra reikalingos norint sutvirtinti ir suaktyvinti naujas elektrostimuliacijos veikiamas grandis. Todėl reikia atlikti naujus elektrostimuliacijos taikymo tyrimus po periferinių nervų pažeidos. Rengiant šį pranešimą buvo panaudoti jums matomi literatūros šaltiniai. Ačiū, kad domitės klinikinės elektrostimuliacijos nauda ir pritaikomumu kineziterapeuto praktikoje ir reabilitacijoje. Tikimės, kad ši informacija jums buvo naudinga. Geros dienos!